reikės taip lentutės, lašinių, pomidorų, mielių, česnako, sūrio, svogūnų, paprikos, žuvies, pomidorų padažo, margarino, pieno, aliejaus, miltų, taipogi ir paskui reikės mums vandens. Na, va, dabar pasidarysime tešlą. Tai dabar turim miltus, susipilam pieną, kurio dar taip pat atsigėlė. Susipilam vandens. Turim va, štai mielių, tas mieles irgi. Nu, maždaug pasikratom kokį arbatinį šaukštelį, tai jas panašiai. Nu, jeigu matot, nematot, nežinau, tai čia panašiai. Nu, gal tačiai tik įbešt, tai va, mielių dabar užtenka. Taigi, tada mums reikės šiek tiek druskos. Suberime druskos. Ir cukraus. Tai va, dabar turim beveik visą masę, o kadangi ko dar jau mums reikia, o reikia kiaušinių. Taigi turim ir šitą pautą ir mes jį skelsim. Ap. Ir į puodą. Jau. Na ir ką? Turim tą masę, dabar mes ją sunkysim, supačiosim. Vis dėlto paėmiau, šiek tiek dadėjau miltų ir gavau va, štai, tokią tešlą. Ir tas ribas nelimpa nei prie pirštų, nieko. Tiksliai, jeigu norėsit pirmai nerodžiau, čia kaip dariau tą aliejų margarino miksą, tai maždaug klausia. Ir tokį vatiniuką, kiek čia galima įdėti, manau gal dėkit kokį apie 70-80 gramų margarino, gal aliejus panašiai, nu, gali būti ir mažiau. Tai va, aš suprantu, irgi žakės, kaip dabar, kai viskas sumečiau, sudėjau, tai va, supiriau tą visą masę ir padarbiau labai puikiai masę, nei limpa, nei ką. Nu ką, tešlą dabar, kadangi turim, tai darysim prie produktų. Paruošim į glėbę, tada sudėsim, mes tą palą paruošime, tada dėsim visus produktus. Taip pat juos kaudysiu, parodysiu ką ir kaip, nu ir einam link kepimo.